Wow! Šiaip, jeigu taip iš tikrųjų nelabai suprantu, kas čia vyksta, man patinka tas vasaros, pliažo, vandens, ta tematika, jinai mane šiaip atpalaiduoja. Sveiki, čia trečiasis epizodas ir šiandien turiu labai įdomų žaidimą Sonic Adventure. Tai yra pirmasis 3D pagrindinės Sonico serijos žaidimas. Visi pamename Sonicą tikriausiai labiausiai iš Mega Drive laikų, bet šis Sonicas, kadangi išėjo ant Sega Dreamcast, o Sega Dreamcast esu tikriausiai vieną kartą matęs paauglystėj parduotuvėj, net veikiančios nebuvau matęs iki šių dienų. Todėl čia yra tam tikras gapas ir bandysiu jį užpildyti, bandydamas šį Sonico žaidimą. Konsolę reikia paminėti, tai yra tokia tarp 5 ir 6 kartos. Tai kitaip paprašiau kalbant, tarp 1 ir 2 PlayStation'o. Tai šis žaidimas yra 98 metų. Šiaip labai įdomus pultas. Tai toksai kaip gripas. Čia taip tvirtai įsistato kaip vairas. Čia jis yra toksai kaip memory cardas. Ten dar yra ekranėlis, galima žaisti tokius kaip ir mini-game'us ant jo. Bet šiandien ne apie tai ir mes žiūrim, duoda net pasirinkti 50-60 MHz test. Okay. Tai buvo paskutinė Segos konsolė. Labai trumpai gyvavo, bet šiaip žmonės labai gerai apie ją atsiliepia. Wow! Intro atrodo gerai. Šiaip, jeigu taip iš tikrųjų nelabai suprantu, kas čia vyksta. Oh my god. Čia toksai grunge'as groja, kaip Alice in Chains. Geras garsas. Čia matyt audiofilams konsolė. Viena tikriausiai geriausių intro dainų, ką prisimenu, ką pastaruoju metu girdėjau. Nesupratau, kas įvyko, bet... O, vėl tas riffas. Ok, čia atrodo labai gražiai. Šiaip paimant, kad čia yra 98 metai, aš esu stipriai nustebintas. Tai yra daugmaž antro PlayStation'o lygio grafika. Tam tikros tekstūros gal biškai paprastesnės, bet gal aš per gerai prisimenu PlayStation 2 grafiką. Kažkas panašaus. Panašiu metu, kokiais 97 visi žaidė pasaulyje Super Mario 64. Tai čia net nepalyginsi, ant kiek geriau atrodo šitas žaidimas. Spalvos, vanduo. Apie 2000 metus vanduo buvo labai toks populiarus dalykas, jeigu prisimintume Zelda Wind Waker, Super Mario Sunshine, visur paplūdimiai. Matyt, tas vanduo taip gražiai atrodė ir gal atskleidė tas grafikos galimybės. Gal dėl to čia visi taip darė. Arba šiaip mada buvo. Eikime į pirmą lygį. Man patinka tas vasaros, pliažo, vandens, ta tematika, jinai mane šiaip atpalaiduoja. Sonicas garsėja savo greičiu. Wow, jis tikrai greitai lekia. Šitie daiktai sukioja kamerą. Nes noriu pastebėti, kad nėra antro analog stiko. Ir čia yra didžiausia tikriausiai šitos konsolės problema. Kita problema tai, kad garsiai ūžia, bet šiaip tai tas antro analog stiko nebuvimas tai yra košmariškas. Sakykime, jeigu jau šiandien žaidžiant, jau atrodo šita prasme minusas. Ne tik, kad negalima sukioti tos kameros, bet ir šiaip tas analog stikas, jisai
nėra, kad labai tiksliai valdo. Pats pultelis atrodo viskas tvarkoja, neturėtų būti čia pramankštintas. Na, lekiam per lentą. Wow! Net galvas vaiksta. Checkpointas, žiedai, tas garsas žiedai geras. Greitai lekia, net sunku susigaudyti. Oh my god! Wow! Čia buvo įspūdingas momentas. Čia matyt pirmam lygiui specialiai tokį pritaikė. Šiaip voice actingas yra, kas jau sukuria tokį labiau cinematic experience'ą. Kodėl mes apie šitą konsolę nežinojom, aš negaliu pasakyti. Brangi buvo tikriausiai tik originalų žaidimai, gal nieks nečipino. Kompiuterinėse aš nesilankiau labai, pirkdavau tam tikrus žaidimus kai kuriuose kompiuterinėse ir matydavau veiksme naujos konsolės, bet Dreamcast'o aš niekad nemačiau. Šiaip iš pirmo lygio, ką aš dabar matau, tai čia šitas žaidimas vertas remake'o, jisai atrodytų gerai. Wow! Na, pirmas lygis puikiai pristatė visus geriausius Sonico elementus. Kas įdomu, yra tas atviras toksai pasaulis, kuris jungia viską. Čia gali eiti ir ieškoti kitų lygių, gali čia vykdyti dar kažkokius tai dalykus. Galima ir su traukiniu važiuoti. Šiaip nepatingėta prie šito žaidimo. Matosi, kad nebuvo vienos kartos Sonico, čia matyti visos idėjos persinešė į tą vieną ir gavosi toksai vienas geras dalykas. Šiaip šitas žaidimas ir antrą dalį turi, kurios aš net nemačiau, bet panašu, kad reikės ją pasidomėti ir ją gauti. Čia atvažiavom į kitą vietą, kitas lygis. Jau nebe toksai lydinis, kaip anas tai parodė, tas tokias galimybės, kad ten greitai lekia. Čia jau prasideda eksplorinimas. Na, tikiuosi, Sega dar išbėgsi aikštelę su savo hardware'u kada nors. Sega, ar išbėgsi aikštelę? Šiek tiek pražaidžiau daugiau ir atsirakinau dar vieną personažą, Tailsą. Ir dar norėjau parodyti, kad galima rinktis iš daug personažų. Labai intriguoja pabandyti visus, norėtųsi atsirakinti. Gaila, kad aš tada nemačiau to žaidimo, gaila, kad aš jo tada nežaidžiau. Būtų life changeris tikriausiai. Na, dabar galim pažaisti. Imam Tailsą. Važiuojam.